Taigi, sveiki, mėly žiūrovai, sveiki atvykę į Vilniaus Pravieniškių gimnazijos teatro studijos naują laidą pavadinimu Tiesa drąsa. Tai yra projektas, kurio metu jūs galėsite užduoti klausimą vienam iš mokyklos darbuotojų. Ir šis klausimas gali būti bet koks, provokuojantis, dominantis jūs arba dar kažkas tokio. Ir klausimus galite užduoti VFG Facebook bei Instagram paskyrose. Ir ši laida vyks kas mėnesį, mes rinksim po vieną iš mokyklos darbuotojų ir jūs turėsite šansą užduoti jiems kažkokį jums rūpinti klausimą. Šiandien mūsų pirmasis dalyvis, tai yra mokyklos siela, mokyklos širdis, mokyklos galva, vadinkit kaip norit, bet tai yra mūsų direktorius Linas Janulionis. Sveiki visi. Taigi, sakykit Linai, kaip jaučiatės, kaip reagavote į pasiūlymą dalyvauti laidoje ir ko iš jos tikitės? Pirmiausia, tai labai sveikinu organizatorius, nes žinot, ne kiekvieną dieną mokykloje atsiranda nauji projektai, nes visai, kad čia yra daug darbo, reikia mokytis, namų darbai, įtempta dienotvarkė, arba kaip tik kai kurie sako, ai, ką čia dar papildomai veikti. Tai aš labai didžiuojuosi naujų projektų ir laukiu, ką mes čia iškepsim. Nu jo, nepabandę nesužinosit, kaip sakoma. Taigi, nieko nelaukia, pradėsime žiūrovų ir teatro studijos jums sugalvotus klausimus, bet prieš tai priminsime jums žaidimo taisyklės. Yra 5 taisyklės. Taigi, pirma, į kiekvieną klausimą įsipareigojate atsakyti tiesa ir tik tiesa. Įsipareigoju. Antras, išsisakinėti nuo atsakymo ar atsakyti abstrakčiai yra tolygu neatsakyti į klausimą. Bus labai sunku. Į klausimą neatsakyti negalima. Pažadu. Vienintelis būdas neatsakyti į nepatogų klausimą pasirinkti drąsą. Kaip ir aišku visas. Ir tada pasirinkus drąsą, burtų keliu traukite lapelį su mūsų paruoštomis užduotimis. Ir savoje turite įgyvendinti viešoje mokyklos vietoje ilgosios pertraukos metu ir iš anksto apie tai pranešęs mokyklos bendruomeniai. Sutariam. Tai dabar paskutinis klausimas. Ar sutinkate su žaidimo taisyklėmis ir įsipareigojate jų šventai laikytis? Spaudžiam ranką. Gerai, viskas, važiuojam. Taigi, pirmas klausimas. Pirmą klausimą užduoda Lina Vaitiekūnienė ir ji klausia, ar gavęs pasiūlymą tapti gimnazijos direktoriumi, greitai sutikote juo tapti? Klausimas galbūt toksai, net nežinau, negavau to pasiūlymo dirbti direktoriumi, kad eik ir dirbti direktoriumi. Tiesiog susiklostė tam tikros aplinkybės ir dirbau ganėtinai ilgai administracinį darbą Fabijoniškių gimnazijai. Pradėjau čia dirbti 13 metais ir man šita vieta yra svarbi. Aš negaliu pasakyti, kad tai yra darbas. Tai turi ir gyvenimo elementų, kalbant apie mane asmeniškai. Ir aš matau tos pačius mokinius, tos pačius mokytojus, kurie turi tą požiūrį. Ir matydamas tą bendruomenės dalį ir žinodamas, kokius įgūdžius turiu, gebėjimus, tiesiog priėmiau sprendimą dalyvauti konkurse. Ir kai kas žino, kai kas ne, bet patvirausiu, buvau vienas kandidatas iš vieno. Taip jau ir gavosi, atitikau reikalavimus ir šiandien aš Fabijoniškių gimnazijos direktorius. O ar sunku buvo priimti tą sprendimą, pabandyti kandidatuoti? Net nežinau. Buvo iššūkių tikrai. Didžiausias iššūkis man buvo gauti anglų kalbos B1 lygio pažymėjimą, nes niekada nesimokiau anglų kalbos, tiesiog žiūrėdamas filmus, bendraudamas su žmonėmis turėjau tam tikrus įgūdžius, bet nei mokykloje, nei universitete man to neteko mokytis. Tai nuo sausio iki kovo mėnesio teko pasiekti B1 kalbos lygį. Ir čia buvo man vienas didžiausių iššūkių ruošiantis šitam dalykui. Vadybiniai dalykai, kuo gyvena mokykla, man buvo žinoma. Tai jeigu kas nors sakys, kad man neišeina mokytis matematikos ar man sunku užsienio kalbos, reikia noro. Ja, reikia noro, kad viską pasiekti. Taigi, antras klausimas nuo teatro studijos. Ir jį užduoda tokį klausimą. Viena jūsų geriausia savybė ir viena jūsų blogiausia savybė. Geriausia savybė. Geriausia savybė gal bus ta, kuri man padėjo čia adaptuotis. Tai yra pagarba. Nes man patinka gauti pagarbą pačiam ir aš stengiuosi ją duoti atgal. Jeigu aš pavėlavau ateiti, aš atsiprašau. Jeigu aš netinkamai pasielgiau, stengiuosi tą klaidą ištaisyti. Ir tai yra pagarba vienas kitam. Tai šitą dalyką stengiuosi kaip įmanoma stiprinti ir puoselėti, ką aš turiu iš savo šeimos, iš ugdymo atsinešęs. Ir kitiems parodyti. O blogiausia, sudėtingas klausimas, matyti, esu labai savim patenkintas.
Tai galbūt ir tai ir bus bloga savybė šiandien mano, kad kartais nepamatau savo trūkumų. Ir norėčiau dažniau pamatyti ir greičiau juos ištaisyti, nes žmonės labai mandagus, kai kalbat su tavim kaip su direktorium. Ir jie matau iš akių, kad nėra visai patenkinti mano sprendimu, bet jie jį nutyli. O jeigu pasakytų atviriau, galbūt galėtume lengviau kalbėtis ir priimti sprendimus. Nu jo, čia labai yra gera savybė neturėti blogų savybių, bet ir per daug galvot, kad yra išpuikę irgi, bet... Jo, tai va taip. Bet jau geriau galvot, kad viskas yra gerai, negu kad viskas yra blogai. Jo, nes save griaužti, tai labai paprasta irgi. Šito norėčiau, kad kuo mažiau žmonės turėtų, nes savigrauža, ypač lapkričio mėnesį Lietuvoje, blogas derinys. Gerai, super. Trečias klausimas ir klausimą užduoda jūsų draugas Andrius Čerškus. Ir jis klausia, krepšinis ar futbolas? Būsiu nepopuliarius tikriausiai Fabijoniškių gimnazijoje, bet pasirinksiu krepšinį. O kodėl vat krepšinis? Man jisai tiesiog gal aiškesnis, labiau lietuviškas sportas. Pats esu tikrai, prisipažinsiu, daugiau krepšinio rungtynių matęs ir pats žaidęs krepšinį, negu kad užsiėmęs su futbolu. Futbolą atradau Fabijoniškių gimnazijoje, jis tikrai yra sporto karalius, viskas su juo gerai, bet kaip teko kažkur girdėti tokią frazę, nepamenu, kas ją pasakė, kai kalbam apie nacionalinį stadioną, kad kai bus futbolas, bus ir stadionas. Tai futbolas dar turi nueiti kelią, ilgą kelią. Ten ir kultūros klausimai yra tam tikri dalykai, ir darbo etikos tam tikri klausimai, nes tikrai reikia mums pasistiebti. Matome ir nacionalinės komandos poziciją šiandien. Turime tikrai daug gabių žaidėjų, bet kai tau 15, tu negali įsivaizduoti savęs kaip profesionalų žaidėjo. Kai tu jau turi aišku kontraktą ir žaidži Italijos, aukščiausio lygio Ispanijos, Anglijos, tada aš tave pripažinsiu. Bet šitoje vietoje tikrai ten žmonės anksčiau priima sprendimus ir pasijunta žvaigždėmis. Ja. Tai šiek tiek kritikos, bet tikiuosi, kad jie išeis į naudą. Nu tai laukiam nacionalinio stadiono. Laukiam futbolo. Tai gerai. Ketvirtas klausimas. Klausimą užduoda Jūratė Grigonė ir jį klausia, kuo būtumėte, jeigu nedirbtumėte mokykloje? O taip, jeigu taip atvirai, baigdamas mokyklą, neplanavau dirbti ir mokykloje, bet įstojau į studijas, kurios turėjo pedagoginę pakraipą. Ir atlikdamas praktiką atradau save kaip mokytoją, bet ką aš norėjau veikti? Turėjau visokiausių svajonių. Sportas, aeronautika šiek tiek domino, prisipažinsiu. Pasvajodavau apie kosmosą, gal dėl to šiek tiek kosmonautas esu. Tai net nežinau. Tikrai žinojau, kad nebūsiu ūkininkas, nes užaugau kaime. Netrukdės darbas, bet ten darbai nesibaigia. Nors mokykla irgi jie nesibaigia, net nežinau. Gal tai labai sunkus klausimas iš tikrųjų, jeigu kuo aš iš tikrųjų būčiau. Tokio aiškų sprendimo neturiu. Nežinau, ar čia reikėtų traukti lapelį šitoje vietoje, bet manau, kad vaikiškų svajonių turėjau, bet esu to, ko esu. O su sportu kodėl nepavyko? Užaugau mažame miestelėje ir nebuvo trenerių. Iki artimiausių treniruočių arba sporto centro reikėjo važiuoti 20 km, bet šalia to augau didelėje šeimoje, turėjau tam tikrų atsakomybių ir vienintelė papamokinė veikla, dvi papamokinės veiklos, kuriomis užsiėmiau, tai buvo dailė ir šachmatai. Šachmatų meistrų netapau, piešiu vidutiniškai, bent jau aš taip save vertinu, bet kartais tai padeda ir visai naudoju. O sportas, jeigu šachmatus vadinsim sportu, galim prisėsti prie šachmatų lentos. Iš dalies sportas, bet jisai yra labiau protinis. Tai to ir užsiimu. Gerai, 5 klausimas. Klausimą užduoda Gintas Malašauskas ir jis klausia, kaip atrodytų jūsų svajonių mokykla, kuriai vadovautumėt? Ir ar VFG turi potencialo tokia, kada nors tapti? Aš klausydamas šio klausimo taip paskendau toje mintyje, kokia ji būtų. Ji yra. Ir mes joje dabar esam. Pats Gintas čia leidžia savo vaikus. Šiuo metu mokosi vienas sūnus sportiniai klasiai. Tikrai turime taisytinų dalykų. Tikrai turime tam tikrų iššūkių, problemų.
Ne viskas pas mus tobula, bet mes kalbamės, mes diskutuojame, mes pykstamės, mes gyvename, mes įdedam širdį čia. Ir aš manau, kad svajonių mokykla yra ta, kur tu palieki širdį. Tai aš manau, tiek ir mokiniams, šiandien buvo renginys ir renginio vedėjas tokią frazę pasakė, kad mes dažnai neįvertime to, ką turime šiandien. Ir tik po keliolikos metų, kai kurie gal greičiau, kai kurie dar ilgiau užtrunka, jie supranta, koks geras laikas buvo mokykloje. Čia yra draugai, čia yra pamokos, čia yra mokytojai, kurie su tavimi diskutuoja. Čia yra viskas. Tai man Fabijoniškių gimnazija yra svajonių mokykla. O minėjote problemas, ar galėtumėte įvardinti bent kelias problemas mūsų mokykloje? Net nežinau, nuo ko pradėti. Pradėkim nuo lengviausių. Reikėtų tą ūkinę dalį pagerinti, nes tikrai matom, kad neblogai atrodom iš išorės, kai mus pasižiūri, užėjus į vidų kartais nusikeliam į 91-osius. Nes tikrai yra mokyklos kampų, kur reikėtų patobulinimo. Tada patyčių klausimas. Man, kaip pasakius, daug kas kalbėdamas apie patyčią sako, kad jų nėra, kad mes padarę esame viską. Mes esame padarę tam tikrus dalykus, kad jų būtų mažiau, kad galėtume jas reguliuoti arba suteikti pagalbą nukentėjusiems, bet tai yra nuolatinis procesas ir mūsų yra 1300, dirba beveik 100 mokytojų. Ir tikrai ten yra iššūkių kiekvieną dieną ir mes su tuo susiduriam. Tai jeigu čia būtume per žingsnelį geresni, mes būtume dar arčiau tos savo svajonių mokyklos. Gerai, 6 klausimas ir vėlgi klausimą užduoda teatro studija. Ir klausimus skamba taip. Kada paskutinį kartą verkėte ir kodėl? Šiandien vėl grįšiu prie tą pačią renginio, kurį teko matyti. Mokyklos svečias prisipažino, kad savo startuose, finišuose arba sunkumuose gyvenimuose kartais verkia. Ir klausė, kas dar verkia. Apsidariau po salę, pamačiau pakilusią vieną ranką, pakėliau ir aš. Nes verkime mes visi, bet taip identifikuoti paskutinį kartą yra sudėtinga. Tai galbūt istoriniai filmai, galbūt tos tokios pasaulio sukrėtimai, įvykiai, kurie tau tą ašarą išplėšia iš akies, kad ne taip turėtų būti, kaip vyksta, bet mums tenka tą pamatyti. O paminėjote filmus, tai šiaip kokius žanrus filmų mėgstate? Kaip istorikas būsiu istorinio filmo žanre, bet tikrai yra daugiau. Patinka biografiniai filmai, patinka geri detektyvai, patinka net ir geros animacijos yra. Tikrai galiu įvardinti filmą, kuris ištraukė iš manęs ašarą, animacinis filmas Koko. Koko geras filmas, tikrai. Tai gerai. Tai manau atsakėte klausimą. Ir 7 klausimas yra iš Ryčio Jankausko. Ir jis klausė, ar vis dar esi pasiruošęs sužaisti krepšinį 1-1? Pirmiausia, linkėjimai Ryti, jeigu klausysi šitą įrašą. Ir pasiūlyk datą. Galim žiemos krepšinį, jeigu tinka. Tai tikrai esu pasiruošęs. Bet gerą žodį apie Rytį norėčiau pasakyti, nes jisai ir mūsų buvusi bendruomenės dalis, kurią tikrai pamena vyresnių klasių moksleiviai. Tai tokie mokytojai švietimo sistemoje yra didžiulis pliusas ir parama. Tai sėkmės, kad esamame kelyje, nes žinau, kad vis dar švietime darbuojasi ir visada esi laukiamas. O kalbant apie krepšinį, šiandien mačiau žinią, kad pas mus mokykloje kalėdinis turnyras krepšinio, tai ar jūs planuojate dalyvauti? Nepažadu žaisti daug laiko, bet jeigu tik tai mano keliai atlaikys, tai būsiu mokytojų komandai. Ir pasinaudodamas progą gal net įtrauksime ir kviečiu gimnazijos mokinių tėvus įsitraukti į šitą renginį, nes mokytojų komanda kaip ir bus. Būtų įdomu pamatyti bent porą komandų ir iš tėvų pusės, kurie galėtų mūsų renginį padaryti dar didesnį ir kitokį, negu buvo pernai. Taip pat dar kviečiame jūs, jeigu jūs tikrai nesate gal krepšininkas, bet šiaip mėgstate pažaisti krepšinį laisvalaikį, tai kviečiame jūs atvykti, pabandyti sudalyvauti tame kalėdinėme turnyre, kažkaip gal sužibėsit, pasirodysit ir šiaip fainiai praleisit laiką, manau. Mes judam prie 8 klausimo ir klausimas vėl kyla iš Andriaus Čerškaus ir jis klausia, Seirijai ar Vilnius? Žinoma, kad Seirijai.
Tai yra mano gimtasis miestelis ir papildydamas atsakymą, prisipažinsiu kažkaip, mačiau šitą klausimą, jis buvo viešai paskelbtas, tai prisiminiau tuos visus žmonės, kuriuos esu matęs, kurie po 5 metų tampa kauniečiais, vilniečiais, klaipėdiečiais. Labai noriu palinkėti visiems, kurie yra iš mažų Lietuvos miestelių arba regionų, priminti visiems, iš kur jie yra ir didžiuotis tą savo kilmę, nes Lietuva yra didelė. Kartais mums atrodo, kad mes esame labai maži, bet turime nuostabių regionų, nuostabių miestelių. Ir, na taip, mes dirbame, gyvename didžiuosiuose miestuose, bet šaknys yra ten. Ten yra vieta, iš kur mes atėjome, kur mes savo pirmasis vertybės formavome. Na, šiaip, ką galėtumėt pasakyti apie šį miestelį? Gal kažkokias vietas? Tai yra nedidelis miestelis, yra tarp Alytaus ir Lazdijų pusiaukelėje. Šalia yra 3 pagal dydį Lietuvos ežeras, Duse, maždaug už 4-5 km. Jame yra Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija, turinti ganėtinai garbingą vardą, žmogaus, kuris sukūrė mūsų trispalvę. Buvo garsus miestelis prieš Antrąjį pasaulinį karą, turi didelę žydų tragediją, nes daugiau nei pusė miestelio gyventojų nukentėjo holokausto metu. Tai yra mano namai, mano širdis. Tai va, dabar jūs žinote, kur gimė Linas Janulionis ir kur praleido savo 18 metų, jeigu neklystu. Tikrai taip. Tai gerai. O mes judame prie 9 klausimą ir klausimą užduoda Agnė Dabrėgaitė. Tai yra mokyklos pradinukų mokytoja ir įklausė Rytas ar Žalgiris? Atsakyti negalima, bet atsakysiu kitaip, Alytaus Alytus. Ir kadangi nesirinku nei vieno, nei kito, manau, kad šitas klausimas mane pagavo. Ar kaip manai, Nikai? Jo, aš manau, kad Rasą reikėtų ištraukti, jeigu jūs vegėt klausimą, tai tada... Aš taip, negaliu Vilniečiams pasakyti, kad Žalgiris, o Žalgiriui negaliu pasakyti, kad Rytas. Renkuosi Alytaus Alytų. Tai gerai, tuomet mes turime tokį, galima sakyti, krepšelį. Aš čia ne krepšelis, bet čia krepšelis. Ir čia yra 2 lapukai, tai yra 2 drąsos. Jūs traukite vieną iš jų ir galite skaityti garsiai, kad visi sužinotų, kas tai. Na taip, labai įtempta. Gerai. Taip, su pasirinkta klase visą dieną sėdėti jų pamokose ir elgtis kaip mokiniui. Turėti kuprinę, sąsiuvinius ir kitą. Dalyvauti, atsakinėti. Rimtas iššūkis. Kuprinę turiu, reikės... O kaip man pasirinkti klasę? Jūs galite patys pasirinkti. Kokią norit klasę? Galit mažesnių, galit vyresnių. Supratau. Tai... Žinau, pas ką ateis. Gerai, jau viena drąsa yra, tai o kada planuojate įgyvendinti? Iki Kalėdų, šiais metais. Iki Kalėdų, gerai. Taigi viena iš klasių turės Liną Janulionį visai dienai. Čia jau skamba labai įdomiai. Gerai, judam prie 10 klausimo. Ir vėlgi klausimas kyla iš teatro studijos. Jeigu galėtumėte turėti supergalią, kokią pasirinktumėte ir kodėl? Žiauriai daug supergalių, bet man iškyla vienas toks epizodas iš sapno, kai sklendžiu. Tai va, norėčiau skraidyti. O supermenų, pavyzdžiui, būtų arba teleportacija? Ne, aš tiesiog norėčiau sklęsti. Taip, lengvai pakilti virš žemės ir prasklęsti. Tai kaip meditacija šiaip iš dalies. Jo, bet būtų įdomu tiesiog tą jausmą pajusti, tokį laisvės pojūtį. Galbūt kartais būnant mokykloje ir mokiniai dažnai pajunta tą nelaisvės jausmą, bent jau man susidaro vaizdas, kad matosi iš elgesio, iš tam tikrų pareiškimų. Ir man irgi, kai dirbančią mokykloje, matyt, persiduoda tą emociją ir sapnuoju save skraidant. Jo, šiaip skraidimas yra įdomu, nes galėtumėt nuskrist, kur norit pailsėti. Jo, nereikėtų automobilio, žiauriai fainai būtų. Taigi, gerai. 11 klausimas ir klausimą užduoda Robertas Vareika ir jis klausia, ar pats direktorius jaunystėje dalyvaudavo mokyklos diskotekose? Na, yra tekę būti. Ir ar įmanoma mokykloje, kuri nors penktadienį jaunimui suorganizuoti kažką panašaus, kaip senais gerais laikais? Na, aš nesakyčiau, kad senais laikais, jau praėjusiais mokslo metais, man atrodo, bent 2 diskotekos buvo suorganizuotos mokinių savivaldos. Anksčiau buvo organizuojama.
Tai tikrai, jeigu Vareika sako, kad reikia, tai kodėlgi ne, darom. Tai o kada planuojam? Prieš šventinis laikotarpis jau mačiau užbukintas pilnai, tai 25 metais, dar nesibaigus šiems mokslo metams, tikrai suorganizuosim. Super, tai jau galima ruoštis diskotekai. Gerai, 12 klausimas. Ir vėlgi klausimas iš teatro studijos. Ir teatro studijoje klausia, kokia meno šaka jums arčiausiai širdies? Jau matyti išsidaviau atsakydamas į praeitą klausimą, nes minėjau, dailę teko lankyti. Tai tikrai mano tiek mokykliniai sąsiuviniai, tiek studijų užrašai, jie buvo visi apipiešti. Dabartiniai darbo knygoje tikrai surastumėt kažkokį piešinį. Tai rinkčiausi dailę, nes tai yra ir tam tikro tipo meditacija, ir išraiška, ir kartais tas pats piešinys atskleidžia tau, ko reikėtų. O be dailės, galbūt teatras, nes ten gali pamatyti daug. Kartais mes nemokame kalbėti apie savo iššūkius ir problemas, bet galime juos išvysti kitose. Lengviau yra stebėti iš šono. Ir kartais gali padaryti tam tikras išvadas, ką reikėtų pakeisti. Tai va, teatras turi šitą. O kalbant apie meną, jūs piešite, kad išsireikšti, tai yra toks išsireiškimo būdas, ar jūs piešite, kad tiesiog piešti? Ir taip, ir taip. Būna, kad išsireikšti. Man šiaip labiausiai patinka pieštukas, kaip stilius. Nupiešti portretą galėčiau. Galėjo tokį iššūkį sugalvoti. Bet liks matyti kitam kartui. Baigiamasis dailės darbas, kai baigiau mokyklą, buvo tapyba, bet tapiau dėl to, kad ten buvo prašiausias mano įvertinimas. Tai nežinau. Kartais darau tiesiog, ko negaliu padaryti, o kartais darau, kas patinka. Tai manau, kaip ir visi žmonės. Bet tobulėjat? Jo, yra. Išėjimas iš komforto zonos yra žinomas tas dalykas, bet čia man dar reikėtų patobulėti. Gerai, judame toliau. 13 jau klausimas ir klausimą užduoda Edita Aleksandravičiūtė ir klausia, pirmokas Motiejus klausia, ko laukite iš Kalėdų senelio? Pirmokas Motiejus klausia, per Aleksandravičiūtę. Okay. Aha. Va čia yra problema, dar viena, kurią turiu tikriausiai, nes kai manęs paklausė, ko norite Kalėdams, sakau, aš viską turiu. Tai nežinau, galbūt knyga, niekada neprašausi su knyga, nes gal ir nelabai turiu laiko skaityti tiek, kiek norėčiau, bet patinka. O kokio žanro knygos maždaug? Čia kaip ir su filmais, man tikriausiai platus žanras patinka. Tai gerai, Kalėdoms galite Linui padovanoti knygą, jeigu norite, arba jeigu nežinote, ką dovanoti Linui. O mes judam prie 14 klausimo ir 4 Ulvija klausia, kokią knygą dabar skaitote? Jūs jau čia viską surežisavo, taip nesąžiningai. Aš ką tik pasakiau, kad mėgstu skaityti, tada ką skaitote? Ne, atsiprašau, nes čia yra tas dalykas, kad griaužia sąžinė, nes kai perskaičiau klausimą socialiniuose tinkluose, supratau, kad neskaitau knygos šiuo metu. Ir neskaitydamas, pajutau sąžinės graužatį, tada galvoju, reikia pradėti iki kol filmuosim. Ir aš dar nepradėjau. Tai reikėtų kažką pasiimti į rankas, bet šiuo metu neskaitau nieko, Ulvija. Atsiprašau. Na, o ar esate kažką nusižiūrėję? Turiu keletą knygų ant staliuko, bet reikėtų jas pakelti. Gerai, judam prie 15 klausimo. Ir čia jau prasideda klausimai, kuriuos užduoda anonimas. Taigi, 15 klausimas. Ką manote apie patyčių situaciją mokykloje? Mes kažkiek palėtėm šitą temą jau šiandien, jei gerai pamenam. Net nežinau. Kartosiuosi. Nekalbėti, sakyti, kad patyčios neegzistuoja, gali tik tai labai geras melagis. Meluoti man sunku, jos yra. Esame padarę nemažai, bet ne viską. Tai ką reikėtų su tuo daryti? Aš manau, kad reikia didesnio įsitraukimo visų. Čia kalbu ne tik apie mokytojus, kad mokytojai turi sudrausminti mokinius, kurie tyčiasi. Kalbu ir apie vyresnių klasių mokinius. Kalbu ir apie pačių mokinių sąmoningumą iš tos pusės, kas gali būti patyčios. Nes tas pats patyčių veiksmas, jisai yra, jeigu tau kažką pasakė, kas tau nepatinka vieną kartą, aš nevadinčiau to patyčiomis. Tai yra nuomonė,
Galbūt jūs esate susipykę arba šiaip nelabai sutarėte, nes mokiniai pykstasi, taip jau būna, yra tekę matyti. Ir pasikartojantys veiksmai, ilgai trunkantys, kurie žaidžia žmogų ten savaitę, 2 mėnesį ir žmonės nesugeba iš to išeiti, tai yra patyčios. Ir su jomis reikia labai stipriai kovoti. Bet pagrindinis įrankis yra visos bendruomenės sąmoningumas ir to netoleravimas. Budintis mokytojas negali praeiti pro patyčias. Vyresnis mokinys irgi negali ignoruoti ten verkiančio mokinio, parodyti tam tikrą empatijos jausmą, išreikšti. Nes mes turime jausti vieni kitus ir neleisti kentėti. Netgi tas mokinys, kuris niekada nieko nepasako, klasiokas ar klasiokė, jisai, manau, kad tikisi klausimo, kaip tau sekasi. Tai parodykim vienas kitam dėmesį. Ir dabar artėja šventinis laikotarpis, kuris mus ir moko tos darnos. Tai mums trūksta darnos. Jeigu mes jos turėtume daugiau, būtume geresnė mokykla. Na, o pavyzdžiui, kaip jūs vertinsite mūsų patyčių lygį mokykloje? Ar jisai lyginant su kitom mokyklom yra geresnis, nes, pavyzdžiui, kitose mokyklose mažiau tų patyčių, ar atvirkščiai? Aš gal susiduriu su mokiniais, kurie yra linkę spręsti reikalus. Tai sprendžiantys mokiniai susitvarko su patyčiomis, jie ieško sprendimo, jie nekenčia tyliai. Tai aš matydamas tuos mokinius, žinok, galiu teikti, kad nėra blogai mokykloje, bet kartais, kai tenka išklausyti mokinių tėvų, kai kurių mokytojų kalbėsi, specialistų, kurie konsultuoja mokinius, tikrai tų atvejų yra ir jų netrūksta, bet po pokalbių, po tam tikrų užsiėmimų situacija keičiasi. Svarbiausia yra netylėti ir dalintis tais dalykais ir ieškoti sprendimo. O lyginant su kitom mokyklom, aš manau, kad būsime standartinis viduriukas, nes turime visas mokinių amžiaus kategorijas nuo 7 iki 19 metų. Tai ir problemos yra atitinkamai visos, kurias galėtum rasti visose kitose mokyklose. Na jo, patyčių problema yra visur. Manau, ne tik, kad mokyklose, bet apskritai yra visur. Ir jinai mokyklose tiesiog ypatingai taip pasireiškia labiausiai turbūt. Na, o 16 klausimas vėlgi iš anonimo ir manau, kad šitas klausimas gali sukelti biškį sunkumų. Nu, čia mano nuomonė, bet 16 klausimas, alus ar sidras? Pirmiausia, kaip ir reklamoje, gal reikėtų pridėti žodį nealkoholinis. Nu, šiuo atveju turbūt klausia apie alkoholinį. Tada, jeigu kalbam apie mokyklą, tai nei sidras, nei alus. O jeigu ne apie mokyklą? Jeigu ne apie mokyklą, aš vis tiek nesirinksiu nei vieno atsakymo, ne dėl to, kad tas klausimas kažkaip būtų vertas pasirinkimo, bet pas mus daugėja gimnazinio amžiaus gimnazistų mokinių gimnazijoje ir tas klausimas natūraliai kyla. Apie jį reikia kalbėti ir tai yra daugiau ne gėrimo rūšis kaip dalykas, bet kaip pats procesas, kurį visuomenėje mes matome. Nes mes daug kalbame, kad čia yra blogis narkotikai, elektroninės cigaretės, kiti ir alkoholis lyg ir pasislėpęs kažkur tūno. Tai šitą klausimą reikėtų vis tiek žiūrėti iš kalbėjimosi pusės, nes tėvai tikrai turėtų kalbėti su mokiniais ir paaiškinti pasekmes alkoholio. Mokytojai savo ruožtų nebijoti atsakyti į provokuojantį klausimą, jeigu jis susijęs su paauglystėje kylančiais iššūkiais, nes jie turi patirties. Jie irgi buvo mokiniai, turėjo klasiokų, jie mokė kelias kartas mokinių ir žino įvairių nutikimų, kuriuose alkoholis padarė žalos. Nes, pavyzdžiui, dirbome su sportu, ar ne, mokykloje turim sportinių klasių mokinių ir panašiai. Aš neįsivaizduoju rimto sportininko, kuris vartoja alkoholį. Nesvarbu, kiek tau metų. Nes tai yra tiesiog veiksnys, kuris gali lemti mikrotraumą, gal ir didelę traumą kažkokią, mažina tavo rezultatus ir visa kita. Tai šitie dalykai, jie neturėtų kartu eiti koja kojon. Čia eina kalba ir apie elektroninės cigaretės, ir paprastas cigaretės, ir alkoholį. Jie turėtų būti eliminuoti. Dabar bendrajame ugdyme besimokantys mokiniai galvo, o mums tai galima. Ne. Čia iš savo gyvenimo patirties turiu vieną patarimą. Kuo vėliau, tuo geriau.
Jo, bet kalbant apie sportininkus ir alkoholį, tai manau, kad sportininkai turi turėti discipliną vis tiek. Ir apskritai kiekvienas žmogus turėtų turėti tam tikrą discipliną tiesiog. Tikrai taip, yra kalbama, kad reikia švęsti pergalės, bet švęsti galima įvairiai. Nebūtinas yra alkoholis švęsti pergalės, galima daryti tai, kas patinka. Jeigu tau patinka alkoholis ir tu renkiesi tarp sidro ir alaus, tai greičiausiai didelių laimėjimų tu nepasieksi. Ir reikia jau dabar susitaikyti ir galvoti, kokį darbą galėsi dirbti ir kaip save pateisinsi kaip visuomenės narį ir kiek naudingas būsi. Bet sportininko karjera, nežinau, koks turi būti talentas, kad galėtum šitokius dalykus derinti, ar jie galėtų dėrėti pas tave. Nes visai neseniai, kadangi rinkausi krepšinį, klausiau podcastą, kur kalbėjo Martynas Pocius, berods, ir tiesiai šviesiai sakė, kad traumų sąsaja su alkoholiu yra net aukščiausiame krepšinio lygyje. Ir labai daug traumų lemia būtent tas netinkamas dienos režimas, neišsimiegojimas, alkoholio vartojimas ar tam tikros netinkama mityba. Šitie dalykai daro didelį įtaką žmogaus kūnui. Ir neigiamą. Jo, čia dėl šito sutinku. Bet tada keliam prie 17 klausimo. Ir vėlgi, čia pasijus klausimas, bet to jį užduoda anonimas. Tai kodėl neperkate naujo automobilio? Galimybės turbūt leidžia. Aš galbūt būsiu keistas, nestandartinis šito klausimu, bet man svarbiausia, kad automobilis važiuoja. Į darbą atvažiuoju, kur noriu nuvažiuoju ir kodėlgi ne. Bet neketinate, reiškia, pirkti kokią nors kito? Ne, artimiausius 2 metus neketinu ir šitą įsigijau taip įdomiai. Turiu tokį pažįstamą Perekupą, kuris užsiminėjo automobilių prekybą ir kai reikėjo įsigyti automobilį, jisai taip sako, tai kokio nori, tai aš taip pagalvojau, kad negestų, sako, kažką paprastesnio. Tai norėjau negendančio, tai pasigirsiu, gal ir net pabelsiu, bet tik keletą dalykų teko sutvarkyti ir jau 4 važinėjimo metai, kad jis puikiausiai laiko ir tarnauja, tai kam keisti gerą daiktą? Jo, čia sutinku. O kalbant apie automobilius, ar turite kokį nors svajonių automobilį? Kaip ir atsakiau iš pradžių, neturiu. Mano tikslas kitoks, automobilis yra priemonė, tai nėra kažkoks statuso reikalas mano suvokime. Tikrai pažįstu žmonių, kuriems svarbus yra automobilis ir manau, kad paaugliui, kuris dar neturi teisę ir svajoja apie vairavimą, atrodo, kad wow, čia aš dabar turėsiu būtent tokį. Jo, manau, čia pas daugumą taip yra. Yra tas dalykas. Aš neturėjau šito dalyko. Aš turėjau vyresnį brolį, kuris labai norėjo vairuoti ir jisai galbūt skiria tam didesnį dėmesį, o kai augi dideliai šeimoje, yra tas toks dalykas, aš nenoriu daryti, kaip daro jis. Tai galbūt pas mane ganėtinai anksti užsifiksavo priešingas elgesys. Mačiau brolį, kuris norėjo automobilio. Ai, sakau, nereikia. Taip aš nevairavau, išsilaikęs teisės gal 4 metus. Neturėjau savo automobilio. Turėjau vairuotojo pažymėjimą, bet nevairavau nieko. O tada klausimas, kaip jūs nusprendėte visgi nusipirkti automobilį ir pradėti? Nes reikėjo eiti į darbą. Ai, tai čia tik dėl darbo. Taip, mano pirmasis darbas buvo Lazdijų rajone. Ten įsidarbinau Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinėje mokykloje, istorijos mokytoja. Ir nuo namų iki darbo buvo 40 km. Ryte nenueisi, reikėjo nuvažiuoti. Ir taip dirbau 3 metus, važinėdamas, paskui pakeičiau mokyklas. Tai po 35 km į vieną pusę ir automobilis buvo privalomas atributas. Ir taip pripratau, žinok, per tą laiką dabar tikrai galėčiau ateiti į darbą. Ne taip ir toli gyvenu. Gerai, tai tuomet klausimai pas mus jau pasibaigė, bet kiek visi matė, manau, ištraukite vieną drąsą ir sakėte, iki kalėdų jie įgyvendėsi. Tai... Pažadu. Net pažadu. Tai va, super. Taigi viena iš klasių laukite Lino Janulionio jūsų pamokose su kuprinė, sąsiuviniu ir tušinuku arba pieštuku. Ir paruošiu namų darbus. Na, tuomet mes šitą laidą baigiame. Taigi dėkoju Jums, Linai, už skirtą laiką šiai laidai ir tiesiog, kad atėjote ir atsakėte į klausimus. Taigi iki kitą mėnesį bus naujas mokyklos veidas, nors veidas gal per daug, naujas mokyklos darbuotojas ir jūs jam galite jau pradėti, manau, uždavinėti klausimus dominančius,
kokius nors gal bendrus, nes paskelbsime tą žmogų truputį vėliau, bet tikrai jums norėčiau jūs paskatinti uždavinėti klausimus, gal kažką, ką jūs domina arba kažkas tokio. Na, tuomet mes baigiame, tai dėkui, kad žiūrėjote. Ačiū. Dar kartą. Kaip jautėte? Super, antrą kartą, žinai. Kaip antrą kartą. Ne, buvo.